Vasario 6-ąją Jonavoje į pieno gamintojų asociacijų suvažiavimą susirinko daugiau kaip 800 dalyvių. Tarp jų buvo ir per 70 iš Šakių rajono atvykusių pienininkų. Imtis konkrečių veiksmų situacijai pieno ūkyje gerinti žemdirbiai ryžosi dėl itin prastos situacijos pienininkystėje. Už litrą pieno ūkininkams dabar mokama nuo 20 iki 65 centų, mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Suvažiavimo metu vyriausybėje pareiškė daugybę reikalavimų, nurodė terminą jų įvykdymui. Priešingų atveju pagrasino streikais. Rezoliucija gera, rezoliucijai pritariam, bet į rezoliuciją būtina įrašyti ne vien tuos kelis centus už pieną, bet įtraukti atskirų punktų politinius sprendimus, kad mūsų mylima vyriausybė, mūsų šeriami, storai šeriami Seimo nariai, buvę esami ir būsimi ministrai, nustotų tyčiotis iš savo maitintojo. Nei vienas šuo nekanda į tą ranką, kuri jam duonos atneša. Kažkaip tai vyksta pas mus kitaip. Į suvažiavimą Jonavoje suvažiavę pienininkai iš vyriausybės reikalauja rasti lėšų papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms už parduodamą pieną, nustatyti minimalę pieno supirkimo kainą, mažiausiai 80 centų už kilogramą, pieno kainas paskirstyti taip, kad pusę jos gautų pieno gamintojai, kitą perdirbėjai ir prekybininkai. Be to vyriausybė turi imtis reguliuoti rinkos santykius, nustatyti minimales ribinės pieno supirkimo kainas ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Prie rezoliucijos reikalavimų suvažiavimas pareiškė dar ir tokį. Bent jau ekonominės krizės laikotarpiu uždrausti pieno perdirbimo įmonėms įvežti į Lietuvą kitų šalių pieno gamintojų produkciją. Jeigu valstybė nesugeba sureguliuoti kainų, tiksliau sakant, jos atstovai vyriausybė mūsų rinkti, deleguoti žmonės, tada kyla klausimas, ką jie ten veikia. Yra tam vis dėlto tikrų problemų. Nes, jau čia ministras sakė, kad tarkim prieš kiek čia jau dabar, 4 metus ar ir daugiau buvo pabandyta reguliuoti tam tikras kainas. Ir tas išvirto šiuo metu į teismus ir mes jau buvom daruošę sprendimą, reiškia, ir galvojam, kaip tas kainas pareguliuoti. Ir čia ir gerbiamas Gružauskas yra, ir tie raštai vaikšto, ir pasikalbėjimai. Tačiau mes nenorime tapti vėl tam tikrais įkaitais, kuomet po kiek laiko mums vėl būtų pasakyta, reiškia, tas ir tas kaltas, reiškia, turim vėl tiesiogiai mokėti perdirbėjams nemažas sumas. Tai vis dėlto mes negalim taip, reiškia, emocingai priimti sprendimus, po to vėlgi būti kaltinami tų pačių žmonių, dėl kurių mes ir stengiamės. Koks pajamų šaltinis? Nuvažiuojam į Olandiją, kalbame su ūkininkais, su smulkiais ūkininkais palyginus. Jie sako, jeigu mes litrą pieno parduosim, mes gausim 30% pajamų. Jeigu mes jį dar sugebėsim perdirbti, mes dar 30% gausim pajamų. O dar jeigu ir realizuosim mes tą litrą pieno, dar 30 dasidės. Ir tik 10% bus sunaudota administravimui. Lietuvos ūkininkas mes turėjom visą laiką galimybę tik tai tą 30% pasisavinti ir įsisavinti. Už tai ir tokia kritiška, galima sakyti, situacija pieno sektoriuje. Ir ta proporcija, kai dabar yra 35% jūsų, o visa kita jų yra, reiškia dalis. Tikrai modelio dar aš šiandien jūs paklausit, ar aš kaip tai padaryti, bet kad į tą pusę reikia eiti ir ieškoti teisinės bazės, vėlgi, kad ieškoti teisinės bazės, kaip bent eiti iki 50-50, reikia šitą daryti. Bet aš šiandien dar bandžiau teisininkus, aš šiandien gera tai būtų žinia, bet šiandien to modelio dar aš neturiu. Bet reikia apie jį iš tikrųjų galvoti. Dabar žiūrėkim, kas prekybos tinkluose. Čia ir minėjau, viskas teisybė, kas pasakyta. Vėlgi reikia peržiūrėti visą sistemą, kodėl ten tokį atsiranda tas didžiausias jų prieaugis. Dar kitas dalykas, tai kad pas mumi lieka, reiškia, ta dalis tik 35%. Jeigu ta dalis jau pakiltų, tai tada, aišku, mes šiandieną kalbėtume gal linksmesnėm temom ir nebūtų taip liūdna, kai jūs sugrįšite į savo ūkius. Nauji mokesčiai, sveikatos draudimas dabar, sakykim, tas mokestis, 9%. Dabar mokam avansą nuo 800. Ministras sako, kad bus uždėtas lubas. Bet jeigu bus nuo viso pajamų, sakykim, ūkininkam yra ne pelno, bet pajamų, bet tas pats kaip pagal pelną mokestį skaičiuojas. Tai sakykim, nuo 100 000 mes turėsim sumokėti 9 000.
O nuėję pas gydytoją turėsim dar papildomai mokėti. Ir kas mums profesoriai apžiūrinės už tokios pinigus, ar dar kas? Kodėl čia tokias išskirtinės sąlygos? Kodėl mes turim tiek mokėti? Reiškia, sveikatos draudimo lubos, jos iš tikrųjų bus. Vėl pateiktas yra projektas, reiškia, iš ministerijos, mes paruošę pataisas, esam siekiam susitarimo, kad tos lubos būtų. Šiandien reikia Žemės ūkio ministerijai sukviesti perdirbėjus, prekybininkus ir vyriausybės atstovus. Vat šitie trys elementai - prekybininkai, perdirbėjai ir vyriausybė - gali nelabai sunkiai suformuoti ir kad būtų tas 80 centų padaryta. Kaip padaryti? Šiandien didžiausi turi maržą pelną užsideda prekybininkai. Tai lentynos, reklamos, utilizacijos ir dar visą eilę mokesčių ir, žinoma, prekybinis antkainis. Ir tas prekybinis antkainis susideda labai didelis. Aš važinėjau kitose šalyse. Toj pačioj Ukrainoje šiandieną yra išleistas prezidento įsakas, kuriame parašyta, kad maisto produktam prekybos centrai neturi teisės daugiau uždėti antkainį kaip 10-15 procentų, į kurį įeina viskas - lentynos, reklamos ir visi kiti mokesčiai. Pažiūrėkite, kokį šiandien mokestį uždeda mūsų prekybos tinklai. O štai toj vietoj galima rasti ir sutvarkyti. Vidury vasaros buvo pristatomas toks dalykėlis kaip projektas Žemės ūkio ministerijos finansavimo ir visų programų finansavimo. Tai jau tada buvo užprogramuota ir padaryta vos ne viskas iki centų, ką jūs turite dabar. Išmokų nėra, kainos sumažintos, politikos nebevyksta, valstybė visiškai nusimuilinus nuo kainų politikos ir apeliuoju, to mes nieko negalim padaryti. Kai aš nieko negaliu padaryti, aš nueinu į šoną. Jeigu vyrai, jūs nesitraukit į šoną, atsiraitokit rankovės, paimkit ir padarykit. Baikit pliurpt nesąmonės. Nu, čia iš vis viršūnė. Jūs pasakykit, nusipirkau šaldytuvą, aš pusę šaldytuvą primelžiu pieną, bet aš iš kažko reikalauju, kad už kitą pusę man dar kažkas sumokėtų. Ar čia normalu? Nu, nėra normalu. O kodėl energetikai? Pagal skaitliuką kiek parodė? Sumokėjai? Ne, tai dar neužtenka. Galios mokestį, jeigu tu nori pasididinti galę, dar 60 litų, 160 litų už kilovatvalandę, dar geriausia prie tokių kuriozų priėjom. Jie atvažiavo, nusikabino laidus, nuvažiuoji, paprašai prijungti. Nu, žinau, gal po 2 metų ir tai, jeigu turėsim laiko, tai tu pats kabelį pasities, tada sako, mes tau pajungsim. Taip, ko mes čia einam, aš nesuprantu. Jie iš vis jokių išlaidų nenori turėti, viską sukrauna ant kitų. Savaime suprantama, kad tai palies didžiulę sistemą ir bus didžiuliai pasipriešinimai, reiškia energetikų, čia užgriūs, aš įsivaizduoju, kas čia bus, kai mes pajudinsim energetikos reikalus. Bet šiuo metu, manau, kalbėtis, ne, tai ačiū, viskas tvarkoja. Bet šiuo metu dėl energetikos kaip tik yra svarstomi tie visi dalykai ir iš tikrųjų, mes turim sureguliuoti tuos santykius. Tai reiškia, tas naštas, kurios yra iš tikrųjų, nuimti ten, kurios neturi būti. Aš kreipiuosi į partijas, aš kreipiuosi į tuos vienmandačių rinkimų apygardų Seimo narius. Vyrukai, atsipeikėkit, arba jūs pradėsit laikytis duoto žodžio, arba labai nenoriu, tikrai prieš visus tokius dalykus. Aš nešneku Latvijos, aš mačiau ir labai malonu, kad tai buvo tik per televizorių, Graikijos atvejais. Nejaugi jūs šito siekiat. Atsipeikėkit ir būkit protingesni. Bankas. Lietuvos pieno gamintojai duoda valdžios atstovams 10 dienų, kad šie susipažintų su rezoliucija ir pateiktų atsakymus į reikalavimus. Jei atsakymai netenkins, pieno gamintojai žada imtis radikalių kovos priemonių. Gali prasidėti visuotinės pieno gamintojų streikas.